Negaliu susikaupti. Pamiršau, ko atėjau. Po darbo neturiu jėgų net knygos paskaityti. Ar šitos frazės jums skamba iki skausmo girdėtai? Šiandien mes gilinsimės į tai, kas vyksta mūsų smegenyse, kodėl jaučiamės protiškai išsekę ir svarbiausia, ką galime padaryti, kad susigrąžintumėm proto aštrumą. Nuo rutinų iki maisto smegenims, papildukų ir geriausių fizinio aktyvumo praktikų. O kas galėtų apie tai papasakot geriau negu neuromokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė? Su ja išnarsime daugybę temų apie dėmesį, multitaskingą, skaitmeninį triukšmą, atmintį ir ką daryti, kad turėtumėm aštriausią savo proto versiją. Kviečiu žiūrėti. Laura, kodėl tu kaip mokslininkė žinoma apie miegą? Daugiausia tavo didelė dalis turinio yra apie tai, kodėl mes šiandien kalbam apie kitokias funkcijas, apie susitelkimą, dėmesį. Kas čia stiko, kad tu pas mane atsiradai? Nes aš mėgstu kalbėti apskritai. Ne, aš aišku juokauju. Na, iš tikrųjų, aš esu neuromokslininkė, ne? Tai miegas yra kaip ir tokia siauresnė mano tyrimų dalis, bet iš tikrųjų aš jau 10 metų gilinuosi į smegenis, mano daktaro laipsnis yra neuromokslų, taigi aš žiūriu ne tik į patį miegą, bet ir į atmintį, ir į smegenų toksinų pašalinimą ir taip toliau. Kas tave pačią labiausiai žavi smegenyse, kodėl tu nusprendei jas tyrinėti? Jo, tai pats pagrindinis dalykas, nuo kurio aš ir pradėjau savo neuromokslų karjerą, aš perskaičiau tokią knygą, kuri vadinasi Save keičiančios smegenys ir ten aš pirmą kartą perskaičiau apie smegenų neuroplastiškumą. Ir mano nuomonė, čia ir yra tas dalykas, kuris mane labiausiai žavi, kad mūsų smegenys yra be galo plastiškos, jos prisitaiko prie mūsų aplinkos, prie mūsų gyvenimo. O tai reiškia, kad mes patys su savo veiksmais, keisdami ir veikdami savo aplinką ir tai, ką mes kasdieną darome, mes galime formuoti savo smegenis ir mes taip galim formuoti ir savo gyvenimą, kurio mes norim. Man ta knyga irgi buvo požiūrį ir supratimą keičianti irgi. Labai labai didelį padarė įspūdį ir įtaką ir paskui man irgi turbūt pakrapštė daugiau domėjimosi sričių, kurių nebūčiau niekada atvėrusi pas save. Gerai, dabar aš šitą pati susiduriu nuolatos, mano aplinkoje irgi tas yra ir man žmonės būna rašo, negaliu susikaupti čia, žodžiu, tai ar čia tikrai yra tokia negalėjimo susikaupti epidemija dabar, ar čia mes tam triukšme gyvenam, kas čia yra, kas čia darosi, kodėl mes dabar staiga turim tą problemą, kad nebegalim susikaupti. Jo. Tai čia tiesą sakant, aš kvieščiau pažiūrėti šitą problemą ne iš tos pusės, kad negaliu susikaupti, reiškia kažkas su manim negerai, mano smegenys ten nesveikos, jas reikia kažkaip gydyti ir taip toliau, ne? Iš tikrųjų, ką mes dar su tavim detaliai kalbėsime šiandieną, kad smegenys mūsų, tiesą sakant, nelabai pasikeitė per pastarosius 50 ar 100 metų. Kas pasikeitė, tai mūsų aplinka. Mūsų smegenys, kokios buvo, tokios liko ir jos tiesiog bando prisitaikyti prie tos pasikeitusios aplinkos. Dabar, kas vyksta, kad šiomis dienomis be galo daug dalykų, kovoja dėl to mūsų dėmesio. Taigi, kai man žmogus, pavyzdžiui, pasako, kad aš negaliu susikaupti, arba aš pati, kai galvoju, aš negaliu susikaupti, man tai yra ženklas ne apie tai, kad kažkas negerai su smegenim, o kad yra per daug reikalavimų iš aplinkos, per daug trikdžių, per daug trukdžių. Ir vėlgi mes formuodami savo aplinką sąmoningai, mes galime tvarkyti šitą reikalą. O tai kas šiaip yra dėmesys? Kas yra fokusas, kaip tu jį apibrėži? Jo, tai dėmesys ar dėmesio sutelkimas iš esmės, man labai patinka tokia metafora, įsivaizduokim, kad mes esame aklinai tamsiam kambarį ir uždegam žibintuvėlį, ne? Ir tas žibintuvėlis apšviečia tik tai tam tikrą vieną arėją, vietą, taip sakant. Tai labai panašiai veikia dėmesys ir mūsų smegenis, ne? Kad kai mes sutelkiam dėmesį, tai mes nukreipiam savo protinius, kognityvinius, mentalinius resursus į tam tikrą dalyką. Ir tenai ir yra mūsų dėmesys, mes būtent galvojam, dirbam su tuo pagrindiniu dalyku ir galima sakyti, ignoruojam, bent jau bandom nekreipti dėmesio į aplinkinę informaciją. O kodėl mes negalim iš karto į viską atkreipti dėmesio? Labai nuostabus klausimas, šitą nulaužus, tai būtų tas irgi mitas, kad jau smegenys veiktų tikrai 100%. Aš aišku juokauju. Smegenys visada veikia pilnu pajėgumu iš esmės. Taip, dėl to, kad tiesiog būtų per daug. Yra per daug informacijos, yra per daug to informacinio srauto, kuris plūsta į mūsų smegenis.
ir negalėtumėm tuomet normaliai apdirbti tos svarbios informacijos. Tiesą sakant, čia netgi ir labai nuostabus klausimas, nes mus priveda prie tokio esminio argumento šioje temoje, kad mūsų smegenim, kad mes į kažką sutelkiam dėmesį ir ten sutelkiam mūsų protinės pastangas, dėmesį išlaikom ilgam laikui, va tas pastangos ir dėmesio išlaikymas, tai yra mūsų smegenims signalas, kad tai yra svarbu, tai yra prasminga, tai yra reikšminga, tai yra prasmės signalas. Ir dabar, tiesą sakant, ką mes kalbėjom ir prieš tą laidą, ne, kad dabar, kadangi mums jau niešti ir skauda sutelkti dėmesį, ne, ir tas pastangas, ir mes jau nebesutelkiam dėmesio į dalykus taip ilgai, o dėmesys tampa toksai per visur išmėtytas, netgi mažėja tas prasmės ir reikšmingumos jausmas, nes mūsų smegenys nebegauna signalo, kad kažkas yra prasminga. Ir tai, tiesą sakant, yra susiję ir su mūsų prastėjančia psichinė sveikata. Tu turi omeny, mažėja prasmingumo jausmas gyvenime, o ne užduotyje? Taip. Dėl to, kad prasmės, reikšmingumo ir svarbos signalas mūsų smegenim yra būtent tos kognityvinės protinės pastangos sutelkti dėmesį į kažką ilgą laiką, bet tos visos pastangos ir, sakykime, net sunkumai, tai yra signalas mūsų smegenim, kad tai yra svarbu, kažkas, ką mes darom, yra prasminga. Ir tas ir atneša tą tokį prasmingumo, prasmės jausmą gyvenime. Ir kai to mes nebedarom, tas ir paveikia mūsų tą tokį kasdienį gyvenimo prasmingumo jausmą, nes tarytum niekas nebesvarbu. Mūsų smegenys negauna to signalo, kad kažkas iš tikrųjų yra prasminga ir svarbu ir reikalauja mūsų dėmesio. Labai įdomu. Tai čia yra pasąmoninis dalykas, vadinasi, tą tokią gyvenimo prasme mes susikuriame ir per ilgalaikį dėmesį ir ilgai ištęstą dėmesį į kažkokią užduoti pastangą ir panašiai. Ja. Tiesą sakant, aš manau, kad tai yra labai sąmoningas dalykas, kurį mes darome kiekvieną dieną savo veiksmais. Mes dėl to ir sakoma, kad yra ne apie tai, ką tu darai, o kaip tu darai. Tu gali sukurti prasmę bet kokioj veikloje, bet kokioj srityje, bet kokiame darbe, kai tu tam suteiki reikšmę, prasmę ir visą širdimi, tai eini. Aš dabar pradėjau skaityti knygą, kuri pirma tai yra 600 puslapių, tai man jau tas buvo, galvoju, dabar jau pasimkim šitą. Ir ta knyga, jinai iš tikrųjų reikalauja susitelkimo. Neišeina taip, kaip būna, žinai, skaitai, dėmesys nukrenta, bet kažkur į vidurį puslapio grįžti ir vis dar ten ta knyga, kur reikia būti suskaupus. Ir aš, žinok, taip po poros puslapių būna save pagaunu, kad man jau kaip ir gana, jau galėčiau eiti prie kažko kito. Ir vakare šitą labai stipriai pajutau ir aš galvoju, palauk, Simona, ar tu gali gal susitelkti knygai daugiau negu 2 puslapiam to tikrai intensyvaus teksto? Ar dėmesys šiaip yra išsemiamas, jis turi ribotumą šitoje vietoje ir, pavyzdžiui, jeigu tai yra sutelktesnė užduotis, mes tada trumpiau galim susifokusuoti, gal gali pasidalinti šituo. Taip. Visų pirma, tai paantrinsiu, kad aš lygiai taip pat jaučiuosi, kad tikrai darosi, ir sunkiau sutelkti dėmesį ir ilgesniam laikui ir labai dažnas, ir esam ir pagalvoję ir pasakę, kad anksčiau tai galėjau skaityti knygą ten 1 valandų, ir viskas buvo gerai. Bet esmė yra tokia, kad anksčiau ir ta aplinka buvo kitokia, anksčiau tu ir turėjai tik tą knygą. Anksčiau nebuvo, kad tau pypsi ant laikrodžio, kad tau pypsi ten telefone kažkas ir vis bando atkreipti į tavo dėmesį. Tai šitas dar dalykas yra. Ir taip pat dėmesys yra ribotas išteklius, bet iš tos pusės, kad reikia daryti pertraukas. Tiesiog pertrauka, kad smegenys labai supaprastintai pasakius galėtų atsigauti, vėl ištraukti savo kognityvinius resursus, kad mes vėl galėtumėm kažkokiam tai laikui sutelkti dėmesį. Ir yra vieni dalykai, kurie labai stipriai išeikvoja mūsų kognityvinius resursus, o kiti, kurie padeda juos atstatyti ar tam tikros darbo strategijos, ar kaip mes mokomės, kaip mes dirbame, gali palaikyti kaip įmanoma ilgiau tą dėmesį. Dabar žiūrėk, tu pasakei, kad reikia daryti pertraukas, tam, kad mes galėtumėm paskui vėl sutelkti tą dėmesį kokybiškai. Iš visos patirties, kurią aš turiu,
Aš matau, kad pertraukos yra atsidaryti telefoną ir paskrolinti Instagramą, Facebooką, paskaityti ten, kas dar ką yra parašę, kas kokį reelsą gerą įkėlė, žodžiu, ten įsiskė. Ar tai yra pertrauka smegenim? Nuostabus komentaras. Tai nėra pertrauka. Pradėkime nuo to. Tai vėlgi pertrauka nėra pertraukai lygi, ne? Ir kas tada yra pertrauka, ne? Kai mes dirbame susitelkę, iš esmės aktyvuojasi vieni smegenų tinklai mūsų smegenyse. Norėdami juos pailsinti, turime juos ir išjungti, leisti jiems išsijungti ir pajungti kitą smegenų tinklą. Taigi, kas perjungia tą mūsų, skaitykim, susitelkimo smegenų tinklą į kitą, dar kurį mes galime pavadinti nuobodžiavimo, angliškai jis vadinamas kaip default mode network. Šito smegenų tinklo aktyvavimas yra labai gerai ir labai sveika, tai tas tinklas įsijungia, kai mes nuobodžiaujam, kai mintis kažkur tai nueina, kai mes ilsimės, taip toliau, taip toliau. Ir ką mes galime daryti, kad turėtumėm tokias pertraukas, kurios realiai atgaivina mūsų smegenų veiklą, tai yra, pavyzdžiui, žiūrėti per langą. Eiti pasivaikščioti, pabūti gamtoje, nesusitelkti į telefonus, ekranus ar taip toliau. Galime pakvepuoti, pasiekti savo kvepavimą. Galime eiti sulankstyti skalbinius, netgi ar išplauti indus, jeigu jau labai yra sunku tiesiog žiūrėti, pavyzdžiui, per langą. Galime, ar aš suprantu, aš sakau, galima pasileisti paklausyti paukščių garselių ar gamtos garselių. Visi šitie dalykai yra tirti ir parodo, kad tai padeda atstatyti mūsų dėmesį ir kad būtent po tokių pertraukų yra lengviau vėl susitelkti ir susikoncentruoti. Gerai, dabar aiškiau pasidarė, kas yra pertrauka. Kitas dalykas. Dabar galvoju, nuo kurio pusės pradėti, nes noriu ir pajokauti, ir pusiau rimtai pasakyti. Nu, jokų. Jokausiu tuo, kad sako, moteris moka multitaskinti, vyrai nemoka multitaskinti. Tai man įdomu, ar čia tame šiek tiek teisybės yra. Aha. Kitas klausimas, ar šiaip multitaskinimas yra realus dalykas. Nes kiek tame yra kokybės ir ar jeigu ten pasakoju apie tą žiebtuvėlio dalyką pačioje pradžioje, tai kaip ir atrodo, kad mus multitaskinti ir tada nesugebam. Tai kaip čia dabar yra? Čia ar triggeriai, ar susitelkimas, ar multitaskinimas egzistuoja apskritai? Jo, puikus klausimas. Multitaskinimas neegzistuoja. Taigi moteris negali geriau multitaskinti ar blogiau multitaskinti, nes tokio dalyko nėra. Bet čia yra du svarbus aspektai. Tai kai mes galvojame, kad mes multitaskinam, iš tikrųjų kas vyksta, kad mūsų smegenys pastoviai persijunginėja tarp tų visų užduočių, kurias mes darome. Ir dabar truputį sustokim ir lėčiau paanalizuokim šitą procesą, nes kas vyksta tada, kad ta užduotis, kurią tu darai, tai tavo smegenys turi nuo jos atsijungti, turi persijungti į kitą užduotį, į ją įeiti ir tas vyksta kas sekundę, kas porą sekundžių, ne? Ir visas šitas persijungiamas, ne, atsijungimas nuo vienos užduoties, tada vėl variklio apšildymas kitai užduočiai, labai daug išeikvoja energinių resursų, dėl to mes ir pavargstam greičiau protiškai ir kartais dėl to iš tikrųjų ir jaučiam tą vadinamą, dabar visų naudojame tą smegenų rūką, kur niekas iš tikrųjų nežino, kas ten tiksliai yra, taip sakant. Tai multitaskinimo tokio nėra, yra tiesiog pastovus persijunginėjimas tarp užduočių, kuris yra tiesiog išdreinina, nutekina mūsų energiją. Antras dalykas, kur galima sakyti, kad multitaskinimas kaip ir egzistuoja, bet tai yra tada, kai viena užduotis jau yra automatinė. Pavyzdžiui, tu eini ir kalbi. Tai jau ėjimas yra automatinis dalykas. Arba tu plauni indus ir klausai podcast'o kokio. Bet multitaskinimo negali būti tarp tokių dviejų užduočių, kurios abi jos reikalauja dėmesio. Tai pavyzdžiui, tu žiūri filmą ir tu skrolini telefone. Tu tikrai to nedarai. Aha, būna poros nervuojas. Tai tu nežiūri filmo, žiūri. Sako. Kažką žiūriu. Ok, aš tave pertraukiu, bet čia viskas, iš esmės pabaiga, ne? Taip. Gerai, buvau sugalvojus dar follow-upinį klausimą apie multitaskinimą ir aš pati ką tik pamiršau, nes mano smegenys negali dviejų dalykų daryti vienu kartu ir tavęs klausyti ir tą klausimą. Taip, tiesą, tu darai labai sunku darbą dabar tiesą. Taip, bandau stelti dėmesį, labai patiko tas tavo palyginimas, kad tu turi sustabdyti vieną vietoj, pasukti dėmesį, pašildyti variklį iš naujo, įsiselgti ir realiai tada išeina taip, kad tu kokybiškai negali atlikti nei vieno. Žodžiu, gerai, šitą užfiksavau. Žinai, kas mane dar domina, bet galvojau, tavęs reikės būtinai paklausti.
Aš kaip suprantu, tada irgi tie socialiniai tinklai mus vargina, nes ten, jeigu tie postai keičiasi, įrašai keičiasi ir jie nėra vienodos temos, tai tada tau vėl ten kažkaip reikia, žodžiu, peršokinėti ir mąstyti vieną giliau, kitą ne. Bet sako, kad tai yra dopamino išskirimą skatinanti veikla, ar ne, tai tas vat greito turinio toks važiavimas, skrolinimas, nežinau kaip pavadinti ekrane. Man tada atrodo, kad tai yra kažkokia tarsi nesąmonė. Jeigu tai mus dreinina ir kartu tai mums suteikia pasitenkinimą, kaip šitie du dalykai gali koegzistuoti? Labai labai tikslus klausimas. Tai pradėkime nuo to, kas yra dopaminas ir iš vis ką jisai daro. Tai dopaminas nėra malonumo medžiaga, tai nėra malonumo hormonas, tai nėra pasitenkinimo hormonas. Ir labai suprantama, kad daug žmonių taip galvoja ir aš pati ilgą laiką taip galvojau, nors aš ir iš neuromokslo ateinu, nes būtent iš tos pusės yra viešose erdvėse daugiausiai tai kalbama, ne? Tai iš tikrųjų, ką daro dopaminas? Dopaminas, tiesą sakant, yra apie motyvaciją, dopaminas parodo mum, ką verta mum daryti, galima sakyti, kad padidintų mūsų išgyvenimą. Bet technologijos ir taip toliau, galima sakyti, gali nulaužti ar šiek tiek iškreipti šitą sistemą. Ir dopaminas, tiesą sakant, netgi nėra apie atlygį. Dopaminas, galima sakyti, dopaminas nusako mūsų lūkesčių ir tikrojo atlygio skirtumą. Dabar šiek tiek papasakosiu. Taigi, daugiausiai dopamino išsiskiria, kai mes tikimės atlygio, bet mes jo gaunam daugiau. Kai realiai mes tikėjomės kažko, bet gavosi geriau. Va tada išsiskiria daugiausiai to dopamino. Ir taip pat dopamino daugiausiai išsiskiria, kai mums atlygis yra šiek tiek nežinomas. Yra tokio naujumo, yra tokio nenuspėjamumo, dėl to lošimas yra toks be galo priklausomybę keliantis dalykas. Nes tu realiai tampi priklausomas nuo to laukimo ir nuo to nenuspėjamumo ir įdomu, kas gausis. Tuomet kita situacija, jeigu mes kažko tikėjomės ir tiek pat gavom, tai toks bazinis lygis dopamino, prie kurio mes galime, ir priprantam, taip sakant. Ir kitas, tai paskutinis atvejis yra, kai mes, čia pats skaudžiausias, kai mes tikėjomės, kad bus gerai, o gavas prasčiau. Tai tada netgi galime aptikti dopamino sumažėjusi šiek tiek kiekį, smegenyse ir taip toliau. Ir socialiniai tinklai visi, pažymi visas varneles, taip sakant, kad kaip įmanoma daugiau to dopamino būtų išskirta ir kad jo būtų išskirta labai daug ir dažnai. Tai reiškia, yra tas nenuspėjamumas, kad visą laiką tikrini, tai ir įdomu, kas ten bus, koks ten bus notificationas, ar palaikino, ar pakomentavo, gal kas pasidalino, o gal kažkas naujo, gal kažkas įdomaus ir taip toliau ir taip toliau. Ir kas tada vyksta, kad kai mes pastoviai be pastangų, be uždelsimo, pastoviai vis gaunam po truputį to dopamino, tai mūsų realus gyvenimas pasidaro nebeįdomus, nes jisai nebeduoda, taip sakant, mums to dopamino. Dėl to, kad mes gaunam jo labai greitai ir paprastai iš socialinių medijų ir taip toliau, O dabar trupučiuką paskutinis komentaras, kurį noriu pasakyti, atsitraukim šiek tiek į evoliucinę pradžią. Bet mūsų smegenys buvo sukurtos retiems, reikšmingiems stimulams, kad didžiąją gyvenimo dalį nieko ten labai per daug nevyksta, mes ten gyvenam savo lygumose, platumose ar miškuose, ir karts nuo karto, nežinau, ateina koksai naujas žmogus iš miškų, ar ten atneša jauti mėsą, nežinau, kažką tai tokio, ar ten tu eini, nieko įdomaus nebūna ir staiga tu prieini nuostabų vandens telkinį, Tai yra reti ir reikšmingi dalykai. Dabar yra pastoviai pusiau reikšmingi ir jų tiek daug ir mūsų smegenys tiesiog nėra prie to prisitaikiusios. Ir tuomet ir gaunasi visi tokie, kad jau ir prasmės nebematom ir gyvenimas pats realus tampa neįdomus ir taip toliau. Mažiau įdomus negu tai, ką mes matom socialiniuose tinkluose tame turinyje. Tai tada čia realus pasakymas iš tokios biocheminės perspektyvos, kad socialiniai tinklai sukelia ir priklausomybę, ar ne? Taip, tačiau taip pat iš esmės tai pakeičia normą, tai pakeičia mūsų smegenų, galima sakyti, tokį veikimo principą, kad tai tampa naujas normalumas,
tokie trumpi, pastovūs dopamino pliūpsniai, pavadinkim taip supaprastintai, ne? Ir už tai tada kitas gyvenimas patampa nebe toks įdomus. Tai čia visai įdomu iš tikrųjų būtų pagalvoti, padiskutuoti, ar tai yra priklausomybė, ar tai yra tiesiog pasikeitusi norma. Šio epizodo rėmėjas yra Merita Wellness. Moksliškai pagrįstos sudėties ir kliniškai patvirtinto veiksmingumo maisto papildai visai šeimai. Nuo 0 iki 100 ir daugiau metų. Noriu akcentuoti. Visi Merita Wellness produktai yra kliniškai pagrįsto veiksmingumo ir su nuorodomis į tyrimus. O šio epizodo kontekste jūsų dėmesį noriu atkreipti į polifenolių kompleksą Memostar Infinite. Polifenoliai yra natūralios augaluose esančios medžiagos, kurios pasižymi labai stipriu antioksidaciniu poveikiu. Tai tarsi skydas, saugantis mus nuo oksidacinį stresą sukeliančių laisvųjų radikalų. O kartu jie gerina ir kognityvinės funkcijas. Tokiu poveikiu pasižymi polifenoliai iš tikrojo vynmedžio vaisių ir šilauogių. Tai moksliškai pagrįsta sinergija veikianti mūsų smegenų funkciją, neurogenezę ir neuroplastiškumą, darbinę atmintį, puikiai tinkanti ir demencijų profilaktikai. Polifenoliai kartu su bakopa, kuri dar vadinama tokia atminties žole, ir ginkmedžiu, kurį aš labai mėgstu, kuris gerina smegenų kraujotaką, padeda išlaikyti šviežų, produktyvų protą ir gerina darbinę atmintį. Aš pati Memostar Infinite vartoju darbo dienomis ir jaučiu didelį skirtumą tarp tų dienų, kai aš vartoju Memostar Infinite ir kai nevartoju Memostar Infinite. Šie maisto papildai ir kiti moksliškai pagrįsti produktai yra merita.lt tinklapyje, kur galima rasti ir fizinės šių papildų prekybos vietas, bet, žodžiu, visą informaciją ir nuorodos į mokslinius tyrimus ir daugybę kliniškai patvirtinto veiksmingumo produktų rasite merita.lt. O mes grįžtame į pokalbį. Gerai, tai dėmesio temoj supratau tiek, kad multitaskint mes negalim. Verta yra treniruoti ilgesnio susitelkimo į sudėtingesnės užduotis periodus, tarp jų daryti pertraukėlės, kurios nėra dėmesio pertraukėlės, o tai yra kaip tik dėmesio atjungimo pertraukėlės. O kaip yra su atmintimi? Jinai yra pakitusi, nes žmonės irgi dabar tam visam multitaskingo, nes jo nėra. Tai šitom eroj laikmetyje pastebim ir tai, kad mes nebeatsimenam kai kurių dalykų. Mums reikia pasižiūrėti, mums reikia užsirašyti, paskelbti kažkur tenais užrašus telefone ir panašiai, kad mes tarsi atrodo nebegebame tiek daug atsiminti dalykų. Ar tai yra tiesa, ar tai irgi tiesiog yra, nežinau, pokytis treniruojamas kažkas? Taip, tai iš esmės mūsų atmintis dabar pasakykime taip, nėra nei prastesnė, nei geresnė, bet jinai yra tiesiog kitokia. Tai buvo labai labai įdomus tyrimas darytas Google atsiradimo laikais. Ir ką pastebėjo mokslininkai, kad anksčiau gera atmintis buvo tai, kad mes atsimename daug įvairiausių faktų. Buvo labai vertinga, labai kieta, kad tu tiesiog daug žinoji, ne pačių faktų, pačios informacijos, tokios enciklopedinės vos, ne? Bet kai atsirado internetas, kai atsirado Google ir mes turim prieigą prie tos informacijos, iš esmės nėra prasmės visko prisiminti. Mums yra prasmės prisiminti tik tai, kur ta informacija yra, nes ir ar mes turim prieigą prie tos informacijos. Tai ką vieni mokslininkai ir pamatavo, pasižiūrėjo, kad po Google atsiradimo, kas įvyko, kad žmonės pradeda atsiminti ne pačią informaciją ir ne pačius faktus, bet pradeda atsiminti, ar ta informacija yra pasiekiama ir kur ta informacija yra. Tai tu tiesiog ta atmintis keičiasi. Ir čia tiesiog optimizuojasi, netgi sakyčiau tada tam tikrą prasme, ar ne? Visiškai sutinku. Ir čia labai dažni tie nerimai, stresai, baimės, ne, kaip visi šitie nauji įrankiai, kaip ir dirbtinis intelektas, Google internetas ir taip toliau, sukelia tokių baimių, kad oi, tai padarys mus durnus, ne, tenai iš vis nubukins smegenis, iš viskam čia tada. Ne, tai nėra. Ir čia tiesą sakant, šitos baimės netgi yra žmonijoje dar nuo Sokrato laikų, kai Sokratas jaudinosi ir nervinosi, kad žmonės nukvailės, kai atsirado rašymas, kad jie nebenaudos savo atminties prisiminti viskam. Ir tai yra labai žmogiškos tos baimės, ne? Ir tas buvo ir su kompasu, ir su GPS-u, ir su priminimais, ir taip toliau, taip toliau. Dar vieną dalyką, ką prisiminiau, labai noriu pasakyti apie tą protinių savybių pasikeitimą tiesiog, ne tai, kad prastėja ar gerėja.
Dabar labai dažnai visi cituoja, ne, kad mūsų dėmesio išlaikymas yra gerokai trumpesnis. Taip. Ir kad iš vis auksinės žuvelės. Ir kad trumpėja. Trumpėja, Jėzau, 8 sekundės, viskas. Jų mažiau 3 sako, Nu. tai tiesa ar netiesa čia? Taigi, taradan, žiauriai įdomu buvo pamatyti, kad pasirodo, jeigu mes paimam tokias laboratorinės sąlygas, kad mes pašalinam modernę aplinką, tai mes pašalinam visus trukdžius, trikdžius, visus distractionus ir uždarom žmonės tyrimo dalyvius į kambariuką ir atliekam ten įvairius dėmesio testus. Pavyzdžiui, vienas iš tokių yra, kad reikia stebėti ekraną ir kai ten pasirodo tam tikras signalas, reikia paspausti mygtuką. Tai pasirodo, tas dėmesio išlaikymas nepasikeitė per pastaruosius 50-100 metų. Kai tu pašalini tą modernę aplinką ir visus trikdžius. Tai viskas su mūsų smegenim yra gerai. Viskas su mūsų smegenim yra gerai. Esmė yra, kad mūsų aplinka labai pasikeitė ir mūsų smegenis prisitaiko prie tos aplinkos, kas yra normalu ir smegenų pagrindinė funkcija. Taigi, jeigu mes kažkaip norim ir keisti tą savo smegenų kažkokias protinės savybės, kažkokias procesus, visą tą mes galime daryti keisdami, formuodami savo aplinką, ne? Ir dėl to yra tie visi patarimai, kad jeigu tu nori susikaupti ir dirbti, ne, nunešk telefoną, išmesk per langą, ten kompiuterį užblokuok, tabus visokius, bet tokie dalykai irgi tu gali atblokuoti, ne? Tai dėl to daug kas eina į tos analoginius, skaitykim, sprendimus, kaip rašymo mašinėlės ten ar popieriniai variantai ir taip toliau. Tai vadinasi, kad tas diskusija arba netgi jau truputuką matosi, kad tokia kylanti trendo banga vaikams apriboti telefonų naudojimą mokyklose, kad ateini, pasidedi į spintelę ir tada eini į pamokas, tai jis turi logikos tame mokymosi procese, ar ne? Tikrai taip, aš be galo pritariu. Aš manau, kad tai yra būtina daryti. Aš apskritai matydama duomenis, dar disclaimerį pasakysiu, aš neturiu vaikų, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, bet aš dėl to ir labai nešališkai galiu atnešti visas šitas žinias, bet vaikam ir paaugliam ekranai be galo kenkia. O miego įtaka mūsų gebėjimui susikaupti ir irgi streso, nes būna, sako, aš labai gerai susitelkiu strese ir man geriausi sprendimai ateina strese ir jeigu yra deadline'as, tai aš ten iš viso ten produktyvumo viršūnė. Man jeigu stresas, tai man šiaip sunku būna blaiviai mąstyti, aš paskui 20 minučių po streso galvoju, kaip aš nesugalvau šito, trečią, ketvirtą, ten pasakyti, išspręsti, sugalvoti, sukurti sprendimą. Kaip čia, ką mokslininkė pasakys apie streso įtaką, gebėjimus susitelkti, susikaupti ir būti protiškai aštriam, paskui man bus įdomu apie miegą pakalbėti. Super. Tai stresas. Vėlgi, išskirkime 2 streso atvejus, tai yra tas momentinis stresas, ne, kai reikia eiti kalbėti dabar ant scenos ir stresiukas. Toks stresas super ir mobilizuoja, ir tiesą sakant, ir paaštrina atmintį, ir tave paruošia, ne, performansui, taip sakant. Tada, aišku, toksai šiek tiek kitoks, ar ne, lėtinis, ar chroninis stresas ir taip toliau, be galo susijęs su prastesne atmintim ir prastesniu mokymusi. Ką turiu omeny be galo susijęs, kad daug skirtingų tyrimų rodo, kad padidėjus streso lygiui, padidėjus kortizolio lygiui, tai sukelia tokias sąlygas mūsų kūne ir smegenyse, kas nėra palanku mokymuisi. Tai netgi ką mes matome, kad pakilęs kortizolis trukdo susiformuoti naujiems ryšiams tarp nervinių ląstelių smegenyse, kas ir yra atminties ir mokymosi pagrindas. Tai čia netgi buvo paprasčiausi tokie tyrimai daryti. Su žmonėm labai daug tyrimų yra, bet netgi tu gali peliai suleisti kortizolio ir tu matai, kad pelė žymiai prasčiau išmoksta tam tikrą elgesį. Tačiau tirta, nutirta ir ištirta. Ir taip pat, pavyzdžiui, yra labai tokie baisus, tiesą sakant, tyrimai visai jau senokai daryti, bet su labai jaunais vaikais, jau tokiais kūdikiais vaikais, kad kai yra stresinė aplinka, jie irgi prasčiau mokosi, prasčiau vystosi, prasčiau prisimena dalykus. Ir kodėl taip vyksta, yra labai evoliuciškai aišku, nes jeigu yra stresas, tai pagrindinė užduotis mūsų smegenų ir kūno yra ne kažką naujo išmokti ir ten eksplorinti ir taip toliau,
bet susitvarkyti su to stresu, ane, kad padidinti mūsų išgyvenimą, kad užtikrinti mūsų išgyvenimą. Tai gerai, čia labai aiškus argumentas, kodėl vaiko aplinka turėtų būti rami ir suaugę turėtų skirti tam daugiau dėmesio, jeigu jie nori, kad vaikas gebėtų mokytis ir vystyti savo neuroninius kelius. Tikrai taip. Bet tai reiškia, kad ir darbovietėse tada į kultūrą turi būti labai daug dėmesio kreipiama, jeigu tu nori, kad performintų tavo darbuotojai ten pedal to the metal ir visą laiką varytų super gerai, tai tu tada turi užtikrinti, kad jie gebėtų susifokusuoti, susitelkti ir atsiminti dalykus ir kad nebūtų ten įtampų tų ekstra tokio, ne? Tikrai taip, tai kiek tyrimų rodo, kad kas motyvuoja žmonės? Skatinimas, o ne grasinimas ir ne baimės visokios, nes tu tuomet tiesiog sukeli sąlygas cheminės žmogaus smegenyse, kurios tiesiog užblokuoja bet kokį gerą darbą, produktyvumą ar mokymasi ar kūrybingumą. Kodėl mes negalim normaliai susikaupti, kai nepamiegam? Labai geras. Koks nuostabus klausimas čia apie tą miegą dabar pereiti, jo. Tai miegas yra labai svarbus, kad mūsų smegenys turėtų pakankamai kognityvinių resursų aukštesnėm protiniam funkcijom realiai, tai vat mokymuisi, atminčiai, tai miegas yra vienas iš tų pagrindinių pamatų, kad sukurti sąlygas mūsų kūne ir smegenyse, kurios būtų palankios mokymuisi. Dar vienas dalykas, kodėl miegas yra labai svarbus atminčiai ir mokymuisi, dėl to, kad kai mes ten miegam, parpiam, sapnuojam, smegenyse tai vyksta labai labai daug svarbių darbų su atmintimi. Tai pavyzdžiui, dieną, kai mes esame prabudę, aktyvūs ir daug visko naujo patiriam ir klausom ir daug naujų dalykų mums įvyksta ir taip toliau. Ir dienos metu, kai mes tokie aktyvūs ir į mūsų smegenis plaukia tiek daug informacijos, mūsų smegenys neturi laiko atsirinkti, ką yra svarbu prisiminti, ką nesvarbu ir neturi iš esmės laiko apdorot labai efektyviai tą informaciją. Ir tas būtent ir yra daroma, kai mes miegam. Tai kai mes miegame, smegenys tuomet išrūšiuoja visas naujas patirtis ir tiesą sakant jau turimas patirtis ir išsaugo, užkonsoliduoja, užcementuoja tai, kas mums yra svarbu ir aktualu. Ten yra daug aspektų, nuo ko tai priklauso, ir išmeta tą informaciją, kuri mums nėra aktuali. Tai, pavyzdžiui, tai yra ta informacija, kurios mes nenaudojam, tai užsienio kalbos, kurias mes išmokstam ir nenaudojam ir pamirštam. Tai gerai, supratau. Taip pat miego metu ta naujai išmokta informacija yra įpinama į mūsų jau turimą informaciją. Aš niekada nemiegosiu ir visada atsiminsiu kalbą, kurią prieš tai Jokauju. Bet geras pastebėjimas, geras. Tiesą sakant, jinai dėja, bet nebūtų tuomet perkeliama į tą ilgalaikę atmintį. Jo, prastas patarimas, o nedarykit taip, gerai, tęsk toliau. Ir taigi va, būtent miego metu yra ta informacija išrūšiuojama, apdorojama ir perkeliama į ilgalaikę atmintį. Tai kartais, tiesą sakant, geriausias dalykas, ką mes galim padaryti mokymuisi ir pasiruošti egzaminų ir taip toliau, tai pamiegot, kad bent jau tai, ką tu prieš tai skaitai, būtų išsaugota. Nes tai, kad jam paskutinę sekundę skaitysi, gali ir būti neišsaugota. Tai visai netinka tada, vadinasi, mokytis iki ryto ir eiti į egzaminą, nes tai, kad tu mokysi iki ryto, nėra įcementuojama į tavo smegenis. Ne, tiesą sakant. Gal dar ten kažkiek laiko ir prisiminsi, bet tada ir bus dėmesys sutrikęs ir atmintis šiaip sutrikusi po nemiegojimo. Ir po egzamino, kai tau reikės dirbti specialisto darbą, tai tu egzaminą bus išlaikęs 10, bet ilgą laiką atminti nebus persikėlę. Būtent. Ir čia, tiesą sakant, dabar pagalvojau, įdomus toksai momentas yra, kaip apskritai atrodo mokymasis ir atmintis, nes yra keletas skirtingų žingsnių ir vienas žingsnis labiau susijęs su dėmesio sutelkimu ir stresu, kitas su miegu. Tai truputį noriu apie tai pakalbėti. Tai kai mes kažką naujo išmokstame, visų pirma, mes kažką išgirstam, perskaitom, ir sužinom, patiriam, vyksta pirminis informacijos įrašymas mūsų smegenyse. Tai galima sakyti, kažką užsirašėme su pieštuku. Ir čia yra labai svarbu, ką mes atsiminsim, tai yra tie dalykai, į ką mes sutelkiam dėmesį, nes sutelkdami dėmesį mes pasakom smegenim, tai yra svarbu. Tai tai, ką mes sutelkiam dėmesį, mes atsiminsim. Tai, ką mes kartojam, naudojam, mes atsiminsim. Tai, ką mes patys savo pasakysim, kad tai yra svarbu man ateičiai, kad tai yra man aktuali informacija, nes tą mes geriau atsiminsim. Tuomet miego metu vyksta antras žingsnis,
tas pirminis įrašymas yra užkonsoliduojama, tai galima sakyti, tas pieštuko parašymas parašomas jau markeriu. Ir vėlgi, ta informacija, kuri buvo pirmai įrašyta, į kurią mes sutelkėm dėmesį, kuri buvo įrašyta, kai mes jautėm kažkokias emocijas, kad tai buvo svarbu, ar didelis džiaugsmas, ar tiesą sakant, netgi didelis liūdesys ar baimė, ta informacija yra tarytum pažymima. Ir čia dalinai ir dopaminas dalyvauja, tiesą sakant, ir jinai bus dar geriau išsaugoma būtent miego metu. Na ir trečias žingsnis yra jau pats informacijos atgaminimas, jau kai tu, tiesiog atsimeni tą informaciją. Ir stresas blokuoja tą pirminį rašymą realiai. Ta pieštukinį rašymą. Gerai, paminėjai apie tą pažymimą. Jeigu tai yra susijęma su kažkokia emocija, tai paskui tai ir yra ta priežastis, dėl ko patyrus kažkokį tą pažymėjimą iš naujo, kuris sukelia emociją, mes gaunam tą prisiminimą, kuris su ta emocija ir tuo pažymėjimu yra surištas, ar ne? Kažkaip tai veikia. Jo, tai kai mes mokomės kažkokių naujų dalykų, ar tiesiog, patiriame, viskas iš tikrųjų yra mokymasis iš esmės, bet naujos informacijos patyrimas, pavyzdžiui, kodėl mes geriausiai atsimename tai, ką mes patyrėme su didelė emocija, ar džiaugsmu, nuostaba, baime, nerimu ar kažkas tokio, nes ta emocija, labai supaprastintai pasakius, uždeda neurocheminius žymeklius, taip sakant, to neuroninio kelio ir tuomet būtent tas neuroninis kelias yra geriau išsaugomas, geriau konsoliduojamas miego metu, tai dėl to geriau ir išsaugomas, taip sakant, mūsų atminty ir mes geriau jį atsimenam. Galvoju, kaip čia šitą paspartinta specialiai, labai sudėtinga, žinai, yra kažką tokius žymeklius gal susikurti, bet nežinau. Čia galiu tiesą sakant, truputį pasakyti, kad tie žymekliai, pavyzdžiui, tai gali būti, čia galima pasižiūrėti iš mokytojo pusės, ką galėtų mokytojas daryti ir galima pasižiūrėti iš mokinio pusės, ką tu pats galėtum daryti. Tai iš mokytojo pusės visada paaiškinti svarbą, kodėl tai, kas yra mokoma, kodėl tai yra svarbu, reikšminga, turi prasmę, ar tai padės suprasti gyvenimo principus. Pavyzdžiui, matematika, ne? Okay. Ar ten tau padės paskui mokesčius sumokėti. Ar bent jau pasakyti, kad tau šitos informacijos reikia, kad tu egzaminą išlaikytum ir įstotum kur nors gerai, ne? Čia tai pusiau juokais. Tai paaiškinti prasmę, reikšmę, svarbą. Kitas dalykas yra netgi nuostaba, humoras ir juokeliai. Nes kažkas, kas yra netikėta, irgi mūsų smegenys tą geriau atsimena, nes tai, sukelia tokią nuostabos tą jausmą, netikėtumą ir tuomet, tiesą sakant, netgi yra išskiriamas šiek tiek ir dopaminas, kuris ir pažymi, kad šita informacija yra svarbi mums prisiminti. Taip, o iš mokinio pusės dėmesio sutelkimas. Dėmesio sutelkimas yra pats svarbiausias dalykas. Jeigu tau kažką būtinai reikia prisiminti ir tu nori neišmokti, išsaugoti, pats svarbiausias dalykas yra tas dėmesio sutelkimas. Žodžiu, nešokinėti prie trikdžių kažkokių arba prie tų pauzelių, kurios irgi kognityviai mus veikia. Kognityviai mus veikia, čia paragrafas. Žodžiu. Svistas sviestuotas, bet tai tikrai gerai. O dabar žiūrėk, visą laiką sako, ten tas, žinai, sveika gyvensena stovi ant 4 pagrindinių dalykų. Ten, žinai, mityba, miegas, streso kontrolė ir fizinis aktyvumas. O fizinis aktyvumas mūsų gebėjimus susikaupti, susitelkti, būti, žinai, tokiais aštrais, turi kažkokią įtaką. Ten, nežinau, gal prieš kažkuriuos įvykius verta kokiu atsispaudimu 10, pavyzdžiui, padaryti. Šiūriai geras pastebėjimas. Taip, tai fizinis aktyvumas labai svarbus smegenų sveikatai, atminčiai ir taip toliau, bet taip pat ir fizinis aktyvumas ir sveika mityba, bet čia gal net labiausiai tas fizinis aktyvumas, jisai paruošia smegenis, kad jos būtų imlios mokymuisi. Tai ką daro fizinis aktyvumas, ir suaktyvėja kraujotaka, ir atneša daugiau deguonies ir gliukozės į smegenis, viskas pamaitinta, viskas paruošta ir laukia tos naujos informacijos, Taip pat išskiria ir įvairius dar tokias medžiagas, mačiau dabar medijose vadinama smegenų trąša, tos medžiagos, tai yra įvairūs augimo faktoriai, taip toliau, kurie, galima sakyti, padeda nerviniam ląstelėm, neuronam būti sveikiem ir imliem formuoti naujas jungtis. O yra skirtumas pratimo, aš gal daugiau turiu omeny, ar kardio ar jogos, pavyzdžiui,
ar čia tiesiog vienodai suaktyvina kraujotaką iš principo ir mums čia ir svarbiausia, kad atneštų iki smegenų geresnį, žinai, srautą, ten deguonės ir maistinių medžiagų. Apskritai sveikatai mūsų, o smegenys nėra atskirai nuo kūno, tai smegenys yra kūno dalis. Man labai visą laiką sunku šitą prisiminti, nes man atrodo, kad smegenys pačios svarbiausios yra. Bet kūnas, jeigu bus, nesveikas, tai ir smegenys nebus sveikos. Tai apskritai, bet koks fizinis aktyvumas yra labai gerai, bet atrodo, kad, tas kardioaerobinis yra itin geras smegenų sveikatai. Svorių, svarmenų kilnojimas taip pat, bet gal ne ant tiek tiesiogiai, bet pats sveikiausias dalykas, galima sakyti, ar didžiausia stimulacija ir didžiausia iššūkį sukeliantis procesas ar aktyvumas mūsų smegenim, kas yra susiję ir su, skaitykime, lėtesniu smegenų senėjimu, yra toks fizinis aktyvumas, kuriame dar reikia ir galvoti, ir yra koordinacija, balansas, tai yra, pavyzdžiui, šokiai, kovų menai, kai daug procesų vyksta vienu metu, o labiausiai tai, kai judant reikia galvoti. Tu turi, pavyzdžiui, prisiminti kažkokius judesius, reaguoti į aplinką, pavyzdžiui, kai tu šoki, reaguoti į savo partnerį ir taip toliau. Ir daug tokių procesų vykstančių vienu metu yra be galo sveikas smegenim. Geras, koks fainas šitas patarimas ir vadinasi, tai vėl aš prie tų vaikų, nei tu, nei aš neturim vaikų, nei vienas pradėjome tos vaikus. Jo, bet aš iš karto irgi galvoju, tai visokia ten, nežinau, karate, šokiai, kažkokie tokie dalykai, kur tau reikia labai pristebėti, žodžiu, irgi gali padėti kurti stipresnės smegenis. Tikrai taip. Ir man reiks pradėti vėl šokti, kodėl aš nustojau. Aš šokdavau ir dabar galvoju, pirmam kursą nustojau šokti, nes save tai neturi laiko ir niekada nepradėjau lankyti. Dabar dar labiau neturiu laiko, bet jau reikėtų pradėti šokius vėl lankyti. Gerai, geras šitas pastebėjimas. Ar yra maistų, apie mitybą galim pakalbėti, nes ką žmonės žino, tai kofeinas, žinai, kuris jau labai, jau jeigu nebegaliu susikaupti, tai išgersiu kavos. Tiesa, netiesa šitas dalykas. Ką valgyt, ko nevalgyt, kas padeda labiau susikaupti, nežinau, ar reikia ten, sako, žinai, šokoladas, ten gliukozės labai daug reikia prisivalgyti, kad smegenis gerai veiktų. Tiesa, netiesa. Labai geras, labai platus klausimas. Dabar į viską noriu Jėzau atsakyti. Tai pirmą paimkim kofeiną, tada trupučiuką paimkim šokoladą, gliukozę ir tada apskritai mitybą. Taip, super. Super. Gerai, aš pasistengsiu irgi padėti tau šitą seką išlaikyti. Labai gerai. Taigi su kofeinu, koks dalykas yra? Pirma, manau, kad labai svarbu dėl kofeino ką pasakyti, kad yra labai dideli skirtumai tarp žmonių su tuo kofeinu. Kaip veikia vienus, kaip veikia kitus, ar vieniem ten padeda, kitiem nepatinka, kaip juos priverčia tai jaustis, vieniem mažiau reikia, kitiem daugiau ir taip toliau. Bet apskritai paimkim taip vidutiniškai, tai kofeinas tikrai nėra nei ten kažkoks tai blogas, nei tenai nuodas, nei nėra ten magiškas kažkoks dalykas, kuris sutvarkys tau smegenis. Labai priklauso, kada tu tą kofeiną naudoji ir kiek tu jo naudoji. Tai pirmas dalykas, kofeinas, kaip veikia kofeinas mūsų smegenis? Tai kofeinas mūsų smegenyse blokuoja tokią medžiagą, kuri sukelia nuovargį ir mieguistumą. Šita medžiaga vadinasi adenozinas ir nuostabi medžiaga, jinai per dieną kaupiasi ir vakare mus realiai prispaudžia miegoti. Tai kofeinas atrodo labai panašiai kaip šitas adenozinas ir tiesiog kofeinas nukeliauja į smegenis, atsisėda ten, kur šiaip adenozinas ateitų ir sako, you shall not pass, tu čia nepraeisi dabar. Ir tokiu būdu mus budina, blokuodamas tą nuovargio molekulę. Ir čia yra du dalykai, ką tai reiškia. Kad šiaip tai kofeiną gerti ryte nėra prasmės, nes ryte atsikėlus dar to adenozino nėra. O kofeinas tai veikia tai net nėra ką blokuoti. Tai čia yra antiek dar tas psichologinis momentas, Ir, pavyzdžiui, aš dabar ryte, mano pirmas kavos puodukas, tiesą sakant, yra be kofeino, nes nėra prasmės ir mano pirmas kofeinas ateina apie 10-11, kai aš jau bent truputį prikaupiau ten to adenozino, taip sakant. Čia galima pasibandyti, pasižiūrėti, aš nesakau, kad čia the way to go, taip sakant. Ir kitas dalykas su kofeinu ir adenozinu yra, kad tai mes geriam tą kofeiną, neblokuojam tą adenoziną, bet adenozinas tai kaupiasi ir tada vakare,
kai jau kofeiną mūsų organizmas pašalina, tai būna tas kofeino krešas, ane, nes tas visas adenozinas susikaupęs, kai duoda vienu momentu, taip sakant. Aha, toks kamštis troleibuse tada susidaro. Taip, opa, taip sakant. Ir kofeinas, pavyzdžiui, kodėl vėlai kofeino gerti nereikėtų, nes kofeinas, kadangi blokuoja tą adenoziną, kofeinas trukdo giliai miegoti. Kofeinas netrukdo užmigti, tai taip jūs galite išgerti espresso ir 2 ir 3 ir užmigsite, bet miegosite tuomet ne taip giliai, dažniau naktį prabusit, ryte atsikelsit pavargę. Bet ryte ar pirmoj dienos pusėje išgerti puodelį 2, kai kuriem 3 tos kavos ar kofeino, tas dažnam padeda ir geriau susikaupti, ir truputį geriau ir atmintis veikia, ir viskas, aišku, saiko ribos. Bet gerai, tai žodžiu, čia gali būti tiesa, ane, kad jeigu žmogus sako, man kofeinas padeda susikaupti ir aš geriau tada sugebu daryti darbelius savo, tai čia gali būti tiesa. Taip, tikrai taip. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad taip pat yra žmonių, kurie labai jautriai reaguoja į kofeiną ir, pavyzdžiui, jiem iš karto ten ir būna rankos dreba, širdį muša ir taip toliau. Čia būčiau aš, jeigu išgeriu puodelį ir man tada, jeigu yra kažkoks svarbus susitikimas, aš negaliu prieš jį gerti kavos, nes man tada iš karto atrodo, kad aš stresuoju, nors aš net nestresuoju. Palaukit, o man ta kava sukelia tokį kūno atsą, bet no. Taip, tai irgi yra dalis spektro, tai yra visiškai normalu. Kaip mūsų kūnas reaguoja į kofeiną priklauso netgi nuo mūsų, kokio tipo fermentus mes turime, kurie mūsų organizme tvarkosi su tuo kofeinu. Pas vienus jie labai greiti, pas vienus lėtesni. Pavyzdžiui, kaip mūsų organizmas tvarko kofeiną, netgi priklauso ir nuo mūsų gyvensenos. Pavyzdžiui, rūkymas per pusę sutrumpina kofeino buvimą mūsų organizme. O, tai geriau miega rūkaliai, kurie geria daug kavos, taip išeina. Iš principo. Man patinka šitie jokeliai visada labai. Į sveikatą. Jeigu išgeri kavos ir nori geriau miegot, parūkyk. Kitas dalykas, pavyzdžiui, hormoninė kontracepcija. 2 pailgina kofeino veiklą. Tai reikia rūkyti, jeigu hormoninė kontracepcija vartoji, kad balansiukas būtų. Apie sveiką gyvenseną pasikviečiau žmogų. Nereikia rūkyti, bet tiesiog... Bet jeigu vartojat kontraceptikus, tai ir kavą, gerai, juokaujam. Ne, tikrai ne. Jo, gerai, pajuokavom, tik tai FYI čia buvo toks su tuo nikotinu, žodžiu, gerai. Kad kofeinas labai platus spektras, kaip ką veikia, ir jau su kofeinu tai jau tikrai nėra vieno kažkokio teisingo kelio. Gerai, supratau. Aš dabar esu mašinistas, kuris sakė, kad ant bėgių sugrąžins atgal. Toliau kalbam apie gliukozę, šokoladą, vynuogių sultis, saldainukai, nežinau, dalykai, bandelė, kažkas, kas yra greita energija. Šitie dalykai padeda susikaupti, susitelkti, geriau atsimint dalykus. Ar čia mitas? Taip, tai šokoladas, ane, dažnai matom, girdim, kad šokoladas padeda atminčiai ir taip toliau. Ten yra dalis tiesos, bet vėlgi labai svarbu detalės, tai padeda tikrai ne šokolade esantys riebalai ar cukrus, bet padeda kakavos pupelėse esantis įvairūs junginiai ir tie patys geri dalykai, kurie vyksta smegenyse, nesuvalgius juodo šokoladą, kaip įmanoma daugiau procentų juodo šokoladą, tai taip pat veikia, pavyzdžiui, su tiesiog gėrimais padarytais iš kakavos pupelių, tai nebūtinai kakava, bet jau ten moksliniuose tyrimuose, pavyzdžiui, būna daromi tokie ekstraktai iš kakavos pupelių, nes ten tuomet būna sukoncentruojamos tos visos medžiagos, kurios iš tikrųjų gerai veikia smegenis. Tai čia vietoj kavos būtų galima gerti kažką tokio tada? Jo, mechanizmai kitokie šiek tiek yra, bet galima gerti kakavą kažkokią ar suvalgyti gabaliuką juodojo, kaip įmanoma, juodesnio šokolado. Tas gali kažkiek prisidėti, padėti, tai nėra vėlgi, jeigu blogai miegosit ir nejudėsit, tai tikrai nieko nepadarys, taip sakant. Taip. Dabar dėl cukraus, ką norėjau pasakyti, kad vėlgi svarbiausia yra balansas, ir kiekis, tai mūsų smegenim būtinas cukrus yra, net čia yra pagrindinis smegenų maistas, pagrindinis variklis ir labai yra blogai, jeigu trūksta gliukozės, tą mes matome ir žmonės, kurie serga diabeto, dėl to yra labai didelė problema, kai ten per daug nukrenta gliukozės kiekis kraujyje, nes tu alpsti, atsijungi ir smegenys tiesioginė to žodžio prasme neveikia tada. Tai cukrus ir
Na, pavalgyti. Pavalgyti pakankamai yra būtina, bet aišku per daug cukraus ir tie lengvieji angliavandeniai taip pat prastina smegenų veiklą, nes tuomet yra išskiriami didesni insulino kiekiai, tada tas insulinas bando sukišti cukrų kažkur tai ir vėlgi tai tikrai nepadeda smegenims. O apskritai, kokia mityba, kas padeda smegenims, tai aš tikrai nieko naujo nepasakysiu ir nieko naujo ir įdomaus čia nėra, tai yra subalansuota, sveika mityba, kai mes pavalgom baltymai, dar baltymų svarbiausia, kad irgi daug būtų. Gerai, tai subalansuota mityba, bet ir su baltymais. Bet ir su baltymais. Tai dabar gal ir keičiasi šiek tiek. Nesikeičia, iš tikrųjų subalansuota mityba ir yra, kur yra pakankamai baltymų, čia yra svarbus aspektas, jo, nes ta išbalansuota tai yra, kur pernelyg daug gliukozės, o subalansuota yra ta, kur yra super, kur yra daug baltymų ir sveikų riebalų ir visą kitą. Gerai, tai nieko naujo jinai man nepasakys šiandien. Kas turi būti lėkštėj, nežinau, turi būti daugiau daržovių, turi būti daugiau žuvies, turi būti, taip? Taip. Taip ir avokadai, alyvuogių aliejus, sveiki riebalai, tikrai būtent, ką tu sakai, geri baltymukai, kompleksiniai angliavandeniai, daug skaidulų. Kodėl? Dėl to, kad tai gerai mūsų žarnynui, tada žarnynas sius nuostabius signalus į smegenis. Viskas gerai, čia nėra ko įsijungti, nei stresų, nei niekam gerai, o mūsų smegenis yra riebalinis audinys ar koks audinys? Man gal kažkaip visą laiką kimba šitas toksai apibrėžimas, kad kadangi smegenis riebalinis, tai reikia riebalų. Mūsų kūnas yra ir iš riebalų, ir iš angliavandenių, ir iš baltymų, ir svarbu pakankamai visko turėti, tada jau kūnas atsirinks, kur ten kam ko reikia, nusiūs ir pastatys, ko ten kam reikia. Esmė, kad jeigu trūksta, tai blogai, tai reikia papildyti, ne? Ir čia yra tas pagrindinis principas, ne, kad didžiausia įtaka mūsų organizmui ir daro su visokiais, pavyzdžiui, papildais, ne, kad jeigu tau kažko trūksta, tai va tada tą papildyti, ne? Taip. Ir tada, aišku, yra ir kitokių molekulių, kurios, vadinamos tie adaptogenai, kurie nepapildo, ko tau trūksta, bet duoda tau ten kažko naujo, kažko kito. Subalansuoja kitaip. Jo, tai čia jau, kitas kriterijus. Gerai, užsiminėjai apie adaptogenus. Dabar labai populiaru šiaip yra visokie brain boosteriai. Aš pati ten prisikombinuoju, esu ir man atrodo ir tau gal pasakojus, ką aš ten, žinai, aš ten kokį kininį ženšenį labai mėgstu, būna ten įkalų 2 tabletės, kad, pavyzdžiui, prieš lipant į sceną, man ten pradeda tikrai kartais atrodo net kaista galva, kaip gerai suaktyvėja kraujotaka iš esmės. Tas jis veikia tiesiog taip, kad padeda atnešti daugiau deguonies ir maistinių medžiagų. Bet čia veikia man, aš pati šitą esu pastebėjus ir man tai padeda. Bet yra dabar visokių kombinacijų, nutropikai, ten aš net nežinau, žodžiu, visokia, ten rausvoji radiolė turbūt yra viena populiariausių, kuri irgi, man irgi veikia, tiesą sakant, aš ją darbe esu pasistačiusi, bet negaliu garantuoti, kad ten kažkam kitam veiks, neveiks. Ką tu apie tai manai ir ar yra kažkokie quick fixai? Jeigu irgi žmogus jau ten sakė, aš jau dabar susimsiu, čia sveikai maitinsiuos, aš daugiau bėgiosiu, man labai svarbu mano kognityvinė funkcija, bet šitas pasikeitimas jis neateina greitai. Tas nėra taip, kad tu ten suvalgai gerus pietus, išvarai pabėgioti ir paskui likusią savaitę puikiai veikiai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nori labai stipriai susikaupt, yra kažkokie hakai, ar čia yra visiškas mitas ir tiesiog reikia grįžti prie fundamentalių dalykų? Esminis kritinis klausimas čia ypač šiandienoje. Dabar pabandysiu truputį šitą svogūninę problemą po sluoksnį ir pakomentuoti, atsakyti. Tai visų pirma pasakysiu, kad taip, kai kurie papildai gali padėti žmonių smegenims, skaitykim, geriau funkcionuoti ir tuoj papasakosiu, kodėl ir kaip. Bet visų pirma norėčiau pasakyti tokį pagrindinį principą, kad iš esmės, kai nėra gero pamato, papildų efektai greičiausiai nusinulins ir neveiks. Tai jeigu tu labai prastai miegi, jeigu tu be galo daug stresuoji, jeigu tu labai prastai valgai ir nejudi, tie papildų efektai yra mažiukai. Tai jie iš esmės, statistiškai, kliniškai reikšmingo dalyko greičiausiai nepadarys. Greičiausiai, ne? Yra įvairių sąlygų, situacijų, sutrikimų, kuomet žmonėms, jau dėl sveikatos sutrikimų, dėl kažkokių gal genetinių dalykų, dėl amžiaus, jau tu nebegali su tuo pamatu susitvarkyti,
tuomet yra duomenų, kad kažkokie papildai gali tau padėti, bet dėl to, kad tau greičiausiai dėl to sutrikimo sąlygos ar amžiaus jau pradeda trūkti kažko. Tai Supratau. iš tos pusės. Tai aš tikrai nenurašau, nesakau, kad ten kažkokie papildai jau tikrai niekada niekam. Taip. Dabar, aišku, mes turime visišką perteklių papildų ir yra labai sunku atsirinkti, didžioji dauguma nėra įvertinta dėja. Aš kritiškiausia esu miksam visokiem, kai yra, pavyzdžiui, papildas iš daug skirtingų medžiagų. Dažniausiai tuomet yra rašoma, kad pavienė ta medžiaga tau pagerina tą, bet pats papildas nėra tirtas. Ir ten yra labai maži kiekiai dažniausiai, arba ten tos medžiagos gali sąveikauti. Tai aš tokius mišinukus šiaip pakankamai kritiškai žiūriu. Dar ką norėjau pasakyti, kad labai stiprus, vienas iš stipriausių efektų medicinoje yra placebo efektas. Tai kartais, aš kartais galvoju, jeigu veikia, tai veikia. Koks skirtumas, iš esmės. Bet čia pasidaro svarbu, kad nekenktų. Pasidaro tada svarbu, kad kažkas užsidirba, skaitykim, iš to placebo. Čia daug tokių aspektų, bet taip, placebo yra labai stiprus tas efektas, taigi gali būti, kad veikia. Ir kartais, svarbu veikia iš tikrųjų, ne? Ir dabar, jau nusidetalinau ir noriu apie adaptogenus šiek tiek pakalbėti, kad yra du, kur yra šiek tiek duomenų, kad būtent, jau tokie adaptogenai, kurie ką jie daro, ne? Jie paruošia tavo organizmą geriau reaguoti į ekstremalias sąlygas realiai. Tai tie adaptogenai yra paimami iš augalų, kurie, pavyzdžiui, gyvena augalai, kurie auga ekstremaliomis sąlygomis, ar ten superarktinės, ar ten dar kažkas. Vargšeliai. Bet už tai turi tokias medžiagas, kurios jam padeda ten prisitaikyti ir gyventi. Ir tada visai idėja tų adaptogenų ir yra, kad tu gersi, tu būsi pristaikęs toleruoti, išgyventi kažkokius, stresą, ekstremalias sąlygas, Tai tą patį, ką mes darom su sunkiomis treniruotėmis ar šalčio voniomis ten ir taip toliau. Tai ašvaganda ir šita radiolė, truputis yra tyrimų, aš nesakau, kad čia stebuklas, aš pati jų nevartoju, aš ten nėra, kad rekomenduoju ar nerekomenduoju, bet su šitais dviem yra bent jau, normalus kiekis tyrimų, skaitykim, atlikta. Kuris gali kažkokį racijos turėti vartojame. Gerai, čia ašvagandą įdomiai pasakei, aš esu 2 kart gyvenime ašvagandą vartojusi, abiem kartais buvo po intensyvių streso periodų, kai suprasdavau, kad norisi man vakare truputėlį geriau miegoti. Tai man ašvaganda tada visai veikia liposominė. O rusojų radiolė, aš iš pradžių buvau kažkokiam kompleksiniam radus, o paskui irgi pasiskaitinėjau, kad ją verta visai yra viena. Ir aš nusipirkau biure, bet aš jos kasdien negeriu, tiesą sakant, irgi. Bet gerai, tu sakai, svarbu veikia. Gali būti, kad veikia įsidėjimas į burną, bet ne pats dalykas, kurį įsidėti dažnai čia, ne? Kaip mes... Ne, čia kaip ir su miegu su tavimi, kai kalbėjom prieš metus lygiai, kai mes rašinėjom apie miegą. Tai tada tu irgi sakei, čia aš žiedą turiu, ten su laikrodžiu viską, seku kažkokius dalykus ir tu sakai, svarbiausia yra save stebėti, kaip tu jautiesi, kad ne kažkas kitas tau pasakytų, čia šitas padeda, šitas ne, bet kad tu realiai turėtum tą efektą pats savo įsivardinęs. Gerai. Mes čia dabar vėl nukrypom į tai, kad, žodžiu, viskam gali būti piliulė, nėra niekam piliulės, bet kai kalbam apie smegenis, reikia jas treniruoti. Jeigu mes norim dėmesį geresnį turėti, atmintį ir panašiai, ar ne? Kokios yra treniruotės, pavyzdžiui, dėmesio sutelkimui? Aš paskui norėsiu apie atmintį su tavim pasikalbėti, bet pradžioje gal pakalbam apie dėmesį, kad jis mažiau šokinėtų, nes pagunda yra žiauriai didelė. Tikrai. Yra labai labai didelė pagunda ir dirbant, ir tą knygą skaitant, net serialą žiūrint, jau po 10 minučių vėl tą telefoną kažkaip nori pasižiūrėti, gal kas ką naujo įkėlė, ar straipsnis koks nors yra Delfi ir panašiai. Kaip su to dėmesiu, kaip čia įtreniruoti, kad mes gebėtumėm geriau savo dėmesį ilgesniam laikui. Be galo sunku, tą daryti be galo sunku, aš su to irgi, sakykime, net kovoju irgi kiekvieną dieną ir man pačiai tikrai, nors ir teoriją visą žinant, ne kaip čia iš tikrųjų reikia daryti, kaip iš tikrųjų reikia daryti, ką moksliniai tyrimai rodo, kad veikia iš tos pusės, man be galo sunku yra tą daryti. Tai aš čia tiesiog norėčiau irgi išsklaidyti tokį kažkokį gal rūką ar tokius nesuvokimus, kad gal čia kažkas su manim negerai, kad man sunku. Ne, Jėzus, kaip sunku, tikrai. Dabar kas veikia? Jeigu mes norime treniruoti dėmesį, ką tai reiškia? Jeigu mes norime
ilgiau išlaikyti dėmesį ir mes norime, kad mūsų dėmesys taip nešokinėtų, tai ir reikia sėdėti ir stengtis išlaikyti dėmesį. Čia yra labai labai viskas paprasta. Ką daryti? Sėdi, užsistatai laikrodį, timerį 10 minučių ir seki savo kvėpavimą. Arba žiūri per langą, žiūri į vieną tašką, taip sakant. Ir tu treniruoji savo dėmesį. Arba tu nori ilgiau knygą skaityti, tu užsistatai 15 minučių ir tu tik tai skaitai knygą. Tu pasidedi kažkur kitur telefoną, nušoka dėmesys, tu vėl grįžti prie knygos. Nušoka dėmesys, tu vėl grįžti prie knygos. Tai yra dėmesingo įsisąmoninimo praktikos ir principai. Čia yra numeris 1 priešnodis mūsų šokinėjančiam dėmesiui. Tai čia vienas dalykas, kad ką tu nori pasiekti, tą ir treniruotis. Ir suprasti, kad tai bus sunku, bus lengviau su praktika, kaip su visais dalykais, kuriuos mes išmokstame. Ane? Dar vienas dalykas, kad jeigu sunku ir jeigu reikalauja pastangų, reiškia veikia. Čia yra labai geras diagnostinis signalas. Sunku, reikia pastangų, reiškia, kad formuojas naujos jungtys smegenyse, labai taip supaprastintai pasakius. Tai pirmas čia toksai aktyvus galbūt treniravimas. Kitas dalykas - susitvarkyti savo aplinką, kad tau būtų šiek tiek lengviau. Ir ką reiškia susitvarkyti savo aplinką, tiek išorinę, tiek vidinę? Išsimiegok, pailsėk, gerai pavalgyk, būk pajudėjęs, būk pasportavęs, paruošk dirvą, ne, kad tu būtum imlus tokiam dėmesio treniravimui. Ne. Taip pat ta aplinka, ne, kad tu neturi šalia telefono, kuris tau gali siūsti notificationus, tu neturi laikrodžio, kuris tau ten vibruoja ir siunčia tuos visus šitos. Sutvarkyk, pašalink trukdžius ir trikdžius, padaryk savo lengvesnį kelią. Čia realiai 2 pagrindiniai dalykai, jeigu tu nori, ta prasme, tikrai treniruoti tą savo dėmesį. Gerai. Tai fainai, kad įvardinai tą dalyką, kad jeigu sunku, tai vadinasi veikia. Taip. Nes čia yra tas momentas, kai žmonės pasako, negaliu, nemoku, neišeina susikaupti. Jo. Tai vat būtent. Tai grįžk prie to, ką tik darai, nuo ko atrodė, kad neišeina to susikaupti. Visiems sunku ir visiems atrodo, kad negaliu, bet gali. Ta prasme, tai yra momentinis sprendimas realiai. Arba tai tu, realiai gali taip neatrodyti, bet tu nusprendi, ar tu pasiemi dabar telefoną ar ne. Tu nusprendi, ar tu dabar įsijungi Instagramą ar ne. Tu nusprendi, ar tu atsidarai kompą ir naują tabą, ar tu to nedarai. Ta labai lengva pasakyti, kad aš negaliu, aš tai turbūt negaliu, nes nuima atsakomybę. Ir tada man tai sunku, o jam tai gaunasi. Ne, dėja. O žiūrėk, Laura, aš turiu tokią problemą, pavyzdžiui, skaitau knygas tik ryte, nes aš matau, kad vakare po darbų, kai jau ten man būna tiesiog visko, žinai, tos mano smegenys realiai pavargus, aš vakare skaityti nebegaliu. Nors šiaip aš mėgstu prieš miegą. Jeigu savaitgalis, man yra labai gera paskaityti. Ar yra būdų man treniruoti kažkaip savo šitą protinę ištvermę, kad aš ir vakare galėčiau tą knygą pasimėgauti? Mažiau daryti dieną ir daugiau pertraukų daryti dieną. O taip, darbelį. Viskas labai paprasta. Aš noriu perskaityti daugiau knygų, nuo šiol darbę darysiu mažiau. Aš štampą uždėsiu rekomenduotiną. Mokslininkai rekomenduoja. Išrašė, nors negali, bet išrašė. Tinka šitas atsakymas. Okay. O atminčiai treniruoti kažkokių fainų pratimukų yra? Kur nebe apie vaikus jau dabar pakalbėkim dabar apie suaugusius. Atmintį geriausiai treniruoja naujų dalykų mokymasis, ką tu man pati prieš laidą labai labai teisingai sakei. Naujų dalykų mokymasis, nauji stimulai, išėjimas trupučiuką saugiai iš komforto zonos, naujos patirtis, kažkas naujo, ko dar tavo smegenys nėra patyrusios. Tai čia toksai aktyvus atminties tas treniravimas, kalbų mokymasis irgi be galo gerai ir paskui bent kažkiek jų naudojimas, ane, motorinių įgūdžių judesių, tai vėlgi šokiai, sportai. Sako, muzikos instrumentų mokytis yra labai gerai. Taip, nuostabu, taip pat. Nes čia irgi, ir tas motorinis mokymasis, ir teorinis mokymasis, ir labai stimuliuoja daug smegenų vietų, bet taip pat norėčiau pabrėžti, kad ir tas, aktyvus atminties treniravimas, bet vėlgi nenuvertinti ir nepamiršti, ant kiek yra svarbu paruošti smegenis, kad jos būtų imlios tam treniravimuisi, tai reiškia, sveiki valgyt, gerai pamiegot ir pajudėt.
O meditacija ir mindfulness pratimai irgi turėtų būti kiekvienos kasdienės higienos dalis, taip kaip valom dantis, taip kaip viską, šito irgi tada reikėtų, ar ne, įtraukti? Nu, aš manau, kad taip. Žiūrint, kas dabar darosi, ane, su visom naujom technologijom ir to dėmesio kitimu, ane, ir kas padeda su tuo geriau tvarkytis, tai dėmesingumo praktikos tikrai yra labai veiksmingos, vertingos, bet čia gal norėčiau pabrėžti, kad tikrai nėra būtina valandą medituoti lotoso pozoj. Dėmesingo įsisąmoninimo praktika gali būti ir tai, kad tu lipi laiptais ir tu jauti savo kiekvieną žingsnį, ne? Ar kad tu pasėdi 5 minutės tiesiog seki savo kvėpavimą, ar kad tu dantis valai ir tu tik dantis valai, ar tu indus plauni ir tu tik indus plauni. Ir arba kaip mano psichoterapeutė sako, nes aš kiekvieną rytą į darbą einu pėstute ir atgal einu irgi pėstute. Ir irgi sako, būna tos mintis kartais, eini į darbą ir jau galvoja apie darbą, eini iš darbo jau galvoja apie vakarą arba apie rytoj. Eini man sako, tu eik ir žiūrėk, kaip krenta lapas. Ir sako, tokiam paprastam. Ir man šiaip šitas labai padeda ir čia yra toks paprastas dalykas, dabar aišku, tų lapų nėra, nes vasaris, bet randu vis tiek dalykų, į ką pasižiūrėti ir tai yra labai labai paprasta, kad ėjimas man turi tada asociaciją su, vat, eik ir žiūrėk į kažkokį konkretų dalyką, nes aš pamirštu ten į tos žingsnius susitelkti, kūną, dar kažką pečius būna užkeliu, visaip nužodžiu, ten reikia man to tokio dėmesingumo praktikų, tai, bet eik ir žiūrėk, kaip krenta lapas, buvo geriausias patarimas, kokį gavau jau labai seniai ir manis nuostabiai veikia. Nuostabu, aš tiesą sakant, mano viena iš dėmesingumo praktikų irgi yra būtent dėmesingas ėjimas. Irgi ryte į metro stotelę, paskui namo. Metropolinai gyvena, taip. Pas mus tai troleibusai. Juokauju. Gerai ir troleibusai. Gerai, paskutinis dalykas, ką aš noriu šiandien iš tavęs išpešti. Kalbėjom su tavim valandą apie daugybę dalykų. Nuo to, kaip ten pas mus tos neuroninės jungtis kuriasi, iki to paprastų pratimų visiškai žemiškų dalykų. Jeigu tu norėtum, kad žmogus kokius 3 paprastus praktinius dalykus iš šiandienos pokalbių išsineštų, kurie tikrai tavo manimu yra svarbus, tai kas būtų tie 3 dalykai? Tai paruoš dirvą, kad smegenis galėtų pokyčius priimti, tai geras miegas, mityba, judesys ir susidraugavimas su stresu, ne kova. Antras dalykas - treniruoti tai, ko jūs norite. Jeigu jūs norite treniruoti dėmesį, tai ir sėdi ir išlaikinėjai tada tą dėmesį. Ir trečias - nebijoti to sunkumo ir tų pastangų, nes tai yra be galo geras signalas smegenim, kad tai yra prasminga, verta daryti ir kad tas pokytis iš tikrųjų įvyksta tada ir išsilaikys. Sunku yra gerai. Gerai, Laura. Tave labai daug kas žino apie miegą, iš tikrųjų, kad tu kalbėti, man taip gera buvo su jums pasikalbėti šitą temą. Ačiū, kad suteikiai progą. O į sveikatėlę. Buvo labai įdomu, šiaip aš papasakosiu į šitą kamerą, kaip Laura pas mane čia atsirado. Aš pradėjau planuoti šitą antrą podcast'o Kūno magistras sezoną ir aš galvoju, tikrai noriu pasikalbinti kokį neuromokslininką, žmogų, kuris labai daug žino apie smegenis ir man reikėtų šitai temai kognityviniai funkcijai ir aš jau ten žodžiu prigalvojus, ką aš čia noriu su to žmogum pakalbėti ir aš tada Laura sakau, tu esi mokslininkė ir tu tyrinėjai smegenis, gal tu žinai kokį žmogų, kuris yra mokslininkas, kuris tyrinėja smegenis ir galėtų ateiti visai, jis sako, aš? Ir aš tai Laura sėdi pas mane dabar ir kalbasi su manimi ir aš taip tiksliai, taigi neuromokslininkas tai ne tik apie miegą, jin tiesiog turinio daug apie miegą yra prikūrusi. Jo, tai tu esi parašius knygą apie miegą, 300 klausimų apie miegą. Labai graži, faina knyga, solidi, gerai laikyti rankose, jau čia nekalbant apie tavo gerą turinį, bet kur dar tave žmonės gali rasti? Va dabar išgirdo, kad Laura nebe tik apie miegą kalba, bet kur tave dar išgirs? Nežinau, gal tu kokius seminarų turėsi, ar kur čia? Aš tai visur, ypač socialinėse medijose, tai visur ir Instagram'e, Facebook'e, LinkedIn'e, TikTok'o neturiu ir neturėsiu, ir YouTube'o irgi neturiu, nežinau, o gal ir turėsiu. Tai visur socialinėse medijose, aš šiaip gyvenu Osle, bet paskraidau į Vilnių tikrai dažnai, tai galima tiesiog sekti mane socialinėse medijose, aš visada pasidalinu apie savo renginius. Dabar neužilgo turėsiu vieną renginį, pavadinkim tai nemokamą paskaitą su jaunimo linija, tai paaukojus jaunimo linijai, gauni nemokamai mano paskaitą. Super. Ir kiekvieną savaitę galima mane išgirsti LRT antradieniais, turiu tinklalaidę, trumputė 5-6 minučių epizodai, vadinasi Smegenų DNR, kur ir narplioju, kaip visokie dalykai veikia mūsų smegenis, o per smegenis ir mūsų pačius. Gerai. Ir dar, man atrodo,
galima nepamiršti palikti tokią užuominą, kad jeigu norit, kad Laura ateitų pakalbėti pas jūs įmonę, kolektyvą, nežinau, kažkur tai, ar jūsų kokia nors bendruomeniai, kaip dovana būtų, jūs ją galit pasikviesti. Žmogus gyvena metropolijoje, Osle, bet jinai paskraido į Lietuvą. Jinai taip mėgsta dalintis tom žiniom ir aš kartais irgi netyčia būna įslenku į kokią įmonėlę, kur turiu pažįstamų ir paklausau, ką Laura gali papasakoti. Jo, tai tikrai labai vertinu tavo žinias. Tu turi dovaną paprastais pavyzdžiais ir labai aiškiai papasakoti, tai kas iš tikrųjų vyksta šitam sudėtingiausiam mūsų organe. Ir kad smegenys nėra atskiros nuo viso kūno, kad ir kaip Laura norėtų. Jo, gerai, tai ačiū tau, kad atvykai. Buvo be galo malonu, tikiu, ne paskutinis iki, kitiem metams sugalvosiu dar kokią temelę, kurią galėčiau tave pakalbinti. Ir dabar tiek. Ačiū jums visiems, kurie žiūrėjote. Jeigu patinka, spauskit like, spauskit subscribe ir pasimatom kitose kūno magistro laidose.